Esu Mantas ir šiame epizode esu už Arktinio rato, kur baiginėjasi poliarinė naktis. Tai vienas geriausių laikotarpių pamatyti šiaurės pašvaistės. Pabandysim patikrinti, ar jos taip gerai atrodo gyvai, kaip ir per kamerą. Labas rytas. Kviečiu jūs su manim keliauti po Šiaurės Švediją, pabandyti pagauti šiaurės pašvaistę. Tai ką? Keliamės, turim 10 minučių ir turim varyti. Iš pat pradžių važiuojam į Abisko miestelį. Čia toksai visiškai šiauriai prie pat Norvegijos sienos. Ir kuo jisai įspūdingas, tai jis turi tokią fenomeną, kad ten būna mėlynoji skylė, tai vadinasi, nes yra kalnai. Ir pasidaro tokis tarpas tarp debesų, jie tiesiog praplėšia debesis. Ir galima matyti tada daug lengviau šiaurės pašvaistę. Kodėl taip anksti važiuoju, nes noriu pabandyti išsinuomoti sniegomobilį. Pažiūrėsim, kaip mums pavyks, nes ten yra labai gražus nacionaliniai parkai. Šį kartą nusprendžiau važiuoti su sniegomobiliu, nes su šuniukais. Praeitą kartą važiavau su šuniukais. Šuniukai tiesiog pjaunasi vieni su kitais ir tu nematai viso grožio. Ir visada jie tuo pačiu taku važiuoja. Bet vis tiek tai yra nuostabius experiences ir visiems siūlyčiau pabandyti. Ir kiek žinau, dabar net Vilniuje atsirado. Po truputėlį švinta ir artėjom prie Abisko miestelio. Snygis kaip ir baigėsi, turbūt tik tai porą valandų bus prieblanda, kai galima bus matant visus kalnus ir viską pavažinėti su sniegomobiliu. Atvykau į sniegomobilių nuomos punktą ir nebus viskas čia taip paprasta. Pasirodo, Švedijai, norint išsinuomoti šitą aparatą, reikia turėti teisės sniegomobilio. Aš jų dėja neturiu, net nežinau, ar Lietuvoje manoma tokias išsilaikyti. Tai vis tiek važiuosiu su mobiliu, bet reikės su palyda važiuoti, bus kaip toks gidas. Apsirengėm ir išėjom. Labai šilta dabar, net neįmanom viduje stovėti, kaip šilta ir jau paruošti, užkurti mūsų sniegomobiliai. Pirmą važiuosim pasimokyti, kaip čia reikia važiuoti. Iš tikrųjų, sakė, nėra labai lengva. Sako, kai dauguma žmonių sako, kad nėra. Čia taip viskas paprasta, pažiūrėsim, kaip čia seksis iš pirmo karto. Pasibandėm, pradedam važiuoti. Stovim štai prie ežero dabar, bet šiaip važiuojant tai beveik neįmanoma yra šnekėti. Nes burzgia belė kaip girdit ir jo daug veiksmo, labai daug valdyti reikia. Šokam iš sniegomobilio, nes tiesiog velnė matosi. Čia kasasi pas sniego ir ieško kažkokių žolelių. Čia yra Arktinė tundra, tai daug labai samanų visokių, mažai medžių, krūmeliai tik tai yra, bet šiaip realiai samnus ir elniukai randa kažkokį maistą pasislėpusius sniege. Stojam dabar ant viršaus kalno, kaip matėte, yra daug debesų ir kur esam aukščiau negu debesis. Iš tikrųjų labai įspūdingai atrodo. Ir pats rytas yra apie 11, pusę 12 ir tai yra realiai vienintelis metas dienos, kai dar yra šviesu kažkiek. Nu ką, atgal į trasą? Švedijoje yra labai populiarus dalykas, tokia fika, kurią valgo po pietų. Čia dar pietų neturėjom, bet tai yra sultis, mėlynių, karštos. Vėjas toks stiprus čionais ant Abisko kalno viršaus, kad tiesiog per pusę minutės visiškai sušalo ir galima gerti. Bent jau biškį sušilo, nes, mato tikrai žvėriškas vėjas. Netaškosi per šonus, vėjas išputinėja iš puodelio sultis. Jau leidžiamės į apačią, sustojam paskutiniam vaizdui nuo Abisko kalno viršaus. Ir, debesuota, pažiūrėsim, kaip šiandien seksis su auroros gaudymu, nes aš žiūrėjau prognozę, kad turėtų biškį prasigėdryti ir tikėkime, to užteks.
Nusileidom nuo kalno ir jau kaip matot, po truputėlį ten pradeda. Šiuo metu yra beveik 2 valandos dienos. Ir ką, biškai pailsėti, nes tikrai labai nuvargino važiavimas su sniego mobiliu, pailsėti ir laukti auroro alerto. Ir tikėkime, kad šiandien pamatysim šiaurės pašvaistę. Atėjo alertas, kad matosi auroros ir einam pažiūrėti lauką, gal prasigėdrio ir matysis kažkas. Tai pirma aurora net iš viso. Vidury miesto matosi, galite matyti žmonės dabar. Prasiskraidė debesis ir pagaliau pradėjo matytis šitą aurorą ir kaip visur tiesiog atrodo jinai yra. Visas dangus žalias ir matot net juda kaip iš šonus. Na kažkas įspūdingo. Tas bangavimas matas dėl to, kad saulės vėjas keičia greitį, o jo įkrautos dalelės, patekusios į Žemės atmosferą, sužadina deguonies ir azoto atomus skirtingame aukštyje. Dėl to atsiranda liuminescencija. Žalia ir raudona spalva sklinda iš deguonies, o melsvi bei violetiniai atspalviai daugiausiai iš azoto. Tai viskas kaip juda, tiesiog wow. Aš ir niekada negalvojau, kad taip lengvai matysis. Suprasme, sutagau, kad čia toks kaip triukas su kamera. Bet pasirodo, ne puikiai matosi ir akim. Silpnėja aurora ir pabandom važiuoti truputėlį už miesto. Pažiūrėsim, kaip viskas atrodo, kai nėra šviesų arti. Belė kokio dydžio aurora dabar laukia yra. Wow, lipam, pažiūrėti. Esam vidury visiškai kelio. Sustojom, nes tiesiog pamačiau, kad per langą žiūrint į šiaurę, na tiesiog per visą dangų yra aurora. Ir nuo pietų virš galvos eina visa linija ir šiaurį baigėsi ir kai mato tokie užsiraitimai čia vyksta dabar. Kaip vyksta šiaurės pašvaistės gaudymas. Tai realiai turiu 2 appsus ir trekinu, kur yra debesis šiuo metu, kur yra apsniaukę, kur ne, nes realiai šiaurės pašvaisčių gaudymai tai yra pats esminis dalykas. Šitoje lygumoje beveik visada yra aurora, beveik kiekvieną dieną galima ją matyti, tačiau čia būna, aišku, ir debesuota, ir sninga, ir taip toliau, tai labai svarbu yra debesis. Tai jau turiu tokį appsą. Jisai realiai rodo, kur yra debesuota, o dabar esam zonoje, kur nėra debesų, ieškoti, kur yra stipriausia aurora. Ir kaip tai vyksta? Tiesiog turiu porą stebėjimų punktų ir žiūriu, kaip atrodo, kuriam yra aurora šiuo metu. Tai tarkim, matau, kad šitas punktas yra arti Abisko miesto, tai vadinasi, kad man reikia važiuoti kuo labiau į vakarus, nes čia yra realiai tik vienas kelias ir jisai yra tik tai įsišakojami tokie mažiukai, bet visas kelias yra tik vienas ir gali važiuoti arba į vakarus, arba į rytus. Važiavam į vakarus, nes ta aurora, jinai šviečia labai trumpai, jinai sustiprėja, mato dabar vyksta tokia kaip banga ir jinai paskui po kokių kelių minučių tiesiog sustoja ir silpsta ir tada paskui po kažkiek laiko vėl prasideda. Wow, labai aktyvi šiandien. Net važiuojant, matosi dabar aurora, visas dangus atrodo žalias yra, bet važiuojam toliau, nestojam, norim prie ežero tokio privažiuoti arčiau. Atvarėm, lipam apsižiūrėti, kaip tas ežeras atrodo. Visgi, kol atvykau iki ežero, pašvaistė buvo beveik išblėsusi ir akimis ją vos galėjau matyti. Tačiau, palikus filmuoti kamerą apie 20 minučių ir vėliau pagreitinus vaizdą, vis dar matėsi jos gal kiek silpnesnis, bet hipnotizuojantis šokis. Atrodo, kad čia labai lengva yra, bet iš tikrųjų esu labai daug vietų bandęs pamatyti šitas pašvaistės ir man niekada nepavykdo. Ir štai Švedijoje pagaliau man pasisekė šiandien beprotiškai didelės ir labai judrios, keičiančios visą poziciją, visas atsirandančios tiek pietuose, tiek šiaurėje. Kartais, kai esi vienas ir labai tylu, net girdisi, kaip jos skleidžia garsą. Ir tai būna tik tada, kai būna super aktyvi aurora. Šiandien esam vietoje, kur yra raudona zona ir tikrai labai ryškios ir beveik visada matosi, visą naktį. Jau dabar jau kokias 3-4 valandas mes bandom medžioti ir visą laiką matosi šiaurės pašvaistė. Tikrai, jeigu norit pamatyti, atvykite į Švediją. Taigi apsiniaukia visiškai dangus ir nebėra šansų pamatyti šiaurės pašvaistę šiandien. Tai aš manau, kad tai ir bus šio epizodo pabaiga. Aš tikiuosi, kad jums patiko, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą ir iki kitų kartų. Iki. Kitame epizode matysite. Bandysim 2 įspūdingas ir tikrai išskirtinas vietas miegojimui.
visiškai apsnigęs.